Mes galim turėti daug dalykų, ir gerų dalykų, ir dievotų dalykų. Ar yragi kas negirdėjęs apie Jėzaus gimimą, kai švenčiame Kalėdas, arba Velykas, apie jo mirtį ir prisikėlimą? Turbūt dauguma girdėję. Ir dar net keletą istorijų galbūt žino iš Švento rašto. Buvo Izraelio tauta, prieš kurios buvo Jėzus. Jis jiems kalbėjo, jis juos mokino. Bet štai žodžius, kokius pasakė. Jis pacitavo pranašą Izaiją. Sako, šitų žmonių širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis, užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Jie girdėjo, jie matė, jie klausė, jie buvo toj dievotoje aplinkoje, jų tarpe buvo Dievo sūnus. Bet jie nenorėjo iš tiesų išgirsti, iš tiesų priimti tą žodį, kurį kalbėjo Jėzus į jų gyvenimus. Nes tas žodis mus ragina atgailauti, mus ragina atsiversti, pasiekti tiesos kelių, palikti melą, palikti tai, kas netinkama, palikti nuodėmes. Jėzus yra šviesa, kuri atėjo į šį pasaulį, kad niekas neliktų tamsoje. Ir mes kaip ir norim to amžino gyvenimo, bet kad jį turėti, reikia turėti sūnų, Jėzų Kristų, Dievo sūnų, kurį jis atsiuntė į šį pasaulį. Ir Jonas sako, kas turi sūnų, turi gyvenimą. Ne tai, kas žino apie sūnų, ne tai, kas švenčia krikščioniškas šventes, galbūt net šventą raštą skaito, meldžiasi, į bažnyčią eina, bet tas, kas turi sūnų. Ar priėmei jo sūnų, Jėzų Kristų, į savo gyvenimą? Ar jis tavo šeimininkas gyvenime? Ar jis tavo Dievas? Ar jis tavo viešpats? Ar jis tas, kuris atleido tavo nuodėmes? Jeigu turi sūnų, turi gyvenimą. Ir dar viena eilutė. Dievas mums suteikė amžiną gyvenimą ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Mes ir turim pasilikti su juo. Tai, kad duoda Dievas, mes neturim grįžti prie senų nuodėmingų įpročių, prie seno gyvenimo būdo. Viešpats ateina, viešpats atleidžia mums kaltes, bet tam, kad pasiliktume sūnuje, nes tik pasilikdami jame mes išliksime ir turėsime tą amžiną gyvenimą. Kitaip mes jį prarasim. Tad turėk sūnų ir turėk gyvenimą ir pasilik tame gyvenime.